Na ir šiandienos tema paskaitą mums praves labai šilta asmenybė. Jaučiate jos spinduliavimą. Tai yra Neringa Gazradze, Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centro lektorė, etikos mokytoja bei Klaipėdos miesto etikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė. Kviečiame. Ačiū. Iš tikrųjų, aš tai esu palaiminta, matydama tiek daug švytinčių akių. Va, kol čia stovėjau, tai net karšta pasidarė nuo jūsų šilumos, nuo jūsų tų žingeidžių akių. Ir tikrai nuostabu, kad jūs norit mokintis visą gyvenimą, kad jūs niekaip nenustojat trokšti žinių. Aš net nežinau, ar aš kažką naujo pasakysiu, bet kaip aš pati į visokias paskaitas einu, nors ir jau žinoma tema, bet vis tiek kažką naujo išgirstu. Tai ir aš jums linkiu šiandieną kažką tai naujo sužinot. O prieš pradedant, aš jums siūlau padaryti tokį pratimą, kad geriau išgirstumėt. O dabar paimat ir stipriai iš pradžių rankas patrinam, sušylam, kad jos pradėtų mums kaisti, o paskui kas? Rūkti, dūmai. Ir dabar sušildę, uždėkim ant ausų, palaikykim. Na va, mes jas dabar atidarėm, programavom ir daug geriau viską girdėsit. Šios dienos temą aš pasirinkau maži žodeliai darantis stebuklus. Ir noriu pradėti nuo myslės. Su juo buvo viskas padaryta ir be jo niekas nepadaryta. O jis pats už dvigubų sienų uždaryta. Kas jis? Va! Pirmūnai, taip. Kad dar labiau mes jį žinotumėm, aš perskaitysiu Švento Jokūbo apaštalo laišką. Juo šloviname Viešpatį, savo tėvą, ir juo keikiame žmonės, kurie sutverti panašus į Dievą. Iš tų pačių lūpų plaukia laiminimas ir prakeiksmas. Bet taip, mano brolau, neturi būti. Nejaugi šaltinis iš tos pačios versmės lieja saldų ir kartų vandenį. Ar gali brolau figmedis išauginti slyvas, o vynmedis figas? Taip pat sūrus vanduo negali duoti saldaus. Kiekvienas žmogus tebūnie greitas klausytis, bet lėtas kalbėti. Brolau, neapkalbinėkite vieni kitų. Kas apkalbinėja arba teisia savo brolį, tas apkalbinėja ir teisia įstatymą. O jeigu tu teisi įstatymą, vadinasi, nesi įstatymo vykdytojas, bet teisėjas. Tačiau yra vienas įstatymo leidėjas ir teisėjas, būtent tas, kuris gali išgelbėti ir pražudyti. O kasgi esi tu toks, kuris drįsai teisti artimą? Liežuvis uždarytas už dvigubų sienų, dantų ir lūpų. Liežuviu žodžiu buvo viskas padaryta. Ir be jo niekas nepadaryta. Mes galime savo galvojimą išreikšti tik žodžiais. Dangus ir pragaras, mirtis ir gyvenimas priklauso nuo žodžio. Aš tave pastačiau, kad tu savo žodžiu dangų pripildytum, sako pranašui Dievas. Dievo žodžiu dangus atsirado, sako psalmistas. Mirtis ir gyvybė yra liežuvio galioj, skaitoma Selemono patarlėse. 4 dalykai kyla iš žodžio. Gera ir bloga. Gyvenimas ir mirtis. Ir tiems dalykams davinėja įsakymą liežuvis. Kiekvienas žodis yra sėkla gera ir bloga. Iš burnos išeina palaiminimas ir prakeiksmas.
iš savo burnos tu būsi išteisintas ir pasmerktas, sako amžinoji tiesa. Laimingas, kuris nėra blogo liežuvio pančiuose, yra tobulas. Kad ir ne popiežius būdamas, aš drįstu skelbti kiekvieną palaimintų, net šventuoju, kurio kalba nieko negalim prikišti. Kiekvienas, kuris saugo savo liežuvį, saugo visą ir valdo visą. Lyg laivo kapitonas visą laivą. Lyg raitelis žąslais, kad valdo savo arklį. Kiekvienas, kuris save laiko dievobaimingu, bet nepažaboja savo liežuvio, to maldingumos yra tuščias. Ir priešingai, kurio kalba disciplinuota, niekuomet nesvyruos. Jo kalba patinka Dievui ir turi amžinosios prasmės. Graži kalba, meilūs žodžiai, pasakyti kitiems, tai patinka Dievui, kaip ir tyra auka. Dangus ir žemė praeis, bet žodis, kuris įprasmintas Dievuje, nepražus, teigia Jokūbas. O kodėl sutvėrėjas užrakina liežuvį dvigubai? Tai yra lūpomis ir dantimis. Beverčiai dalykai nerakinami, bet jeigu tu saugai auksą, sidabrą ar brangakmenius, argi neužrakini? O kas gali būti tau brangesnis už liežuvį, su kuriuo gali kalbėti? Tu turtingas žmogau. Tu jau už milijonus neatiduotum, kad sutvirtinti liežuvį užraktą. Serafimas Dievo pavadimu turėjo nuvalyti pranašui Izajui lūpas degančia žaryje. Pats Viešpats ištiesė ranką ir palietė pranašo Jeremijaus burną. Dievas sutvėrė akis ir ausis po dvi. Liežuvis pagal gamtos įstatymą turi gyventi vienas, kaip celibate. Kas gyvena ir privalo gyventi vienas, tas turi didelių uždavinių. Kunigas, vienuolis, mokslininkas, karo vadas, atsižvelgiant į jų rimtą uždavinį visuomenės labui, pasirenka, kad ir neverčiamas, gyventi vienumoj. Dėl liežuvio svarbos ir jo uždavinio rimtumo visuotiniai geroviai, dangiškasis tėvas jį uždarė ramioje ir blaivioje vienumoje. Jėzus mokė mus melstis, reiškia burną ir liežuvį turime išlaikyti pagarboje ir šventume. Jis reikalauja iš kiekvieno mūsų žodžio atsakomybės. Jis rūpinasi mūsų žodžiais, todėl ir klausia, kokias kalbas tarp savęs veda. Kristaus kūnas padedamas ant mūsų liežuvio. Pirmiausia, mūsų liežuvis turi pasveikti, tapti šventu. Laike šventos komunijos burna tampa karališkuoju, dieviškuoju maisto indu. Žodis pagal šventą dvasią yra kaip gyvybės medis. Jis dega kaip fakelas. Tačiau žinojo liežuvio galią ir Dievo priešai. Pagonių karalius liepė broliams Makabėjams liežuvius išplėšti. Ananijus liepė apaštalui Povilui mušti per veidą. Šventajam Kvirniui buvo išplėštas liežuvis. Pagal graikus ir romėnus vyravo pagrindinis mokslas, tai kalbos menas. Vokiečių poetas Šileris kalbą lygino su sidabru. Ovidijus sako, dieta pondus haben. Žodžiai turi svorį. Mes, katalikai, pagarbiai atsistojame, kai klausome Dievo žodžių. Bažnyčia pašventina atėjusi žmogų į pasaulį burną krikštijant švęstą druska, o išeinančio iš šio pasaulio patepimu ligonių aliejumi. Uždarytasis liežuvis tavo pareiga išsirinkti geriausią dalį, visų pirma, šventą pagarbos jausmą prieš tavo žodžio galią. Bet taip pat visa, kas yra bloga ir pikta, taip pat kyla iš liežuvio. Burna jau krikšto metu tampa šventa vieta. Mano namai yra maldos namai, sako Kristus.
o jūs pavertėte plėšikų landynę, bet vieta jums bus palikta tuščia. Vieta pasidarys atviras kapas, kuriame bus pilna roplių, gyvačių ir driežų. Marija, Mozės sesuo, buvo raupais išberta ir tai dėl savo liežuvavimo. Ananijui ir Safirai teko gyviems įkristi į kapą, nes jie nevaldė liežuvio. Liežuvio nuodėmių yra ištisi kalnai sukrauti. Jūs kalnai griūkite ant mūsų ir kalneliai pridenkit mus. Daugiausia nuodėmių kyla, rašo šventasis Alfonsas Ligauri, iš kalbų, jų pasiklausimo. Dauguma nemalonių, kurios slegia atskirus asmenis, atskiria šeimas, net ištisas bendruomenės, kyla iš palaido nevaldomo blogo liežuvio. Liežuvio nuodėmė sunkiasi kaip vanduo stebėtinų būdų net religinėje aplinkoje. Ir čia jau suteikiama tokia pat laisvė kaip ir pasaulinėme gyvenime. Neretai sutinkame žmonių, kurie po to, kai artimo garbės mandagiai nusiteikę drįsta pasakyti: aš nieko blogo nepadariau. Mažai kas tesuvokia liežuvio nuodėmę. Oi, kiek daug sielų atsidurs Dievo teismo dienoje tarp pasmerktųjų, nes nevaldė liežuvio, sako šventasis Alfonsas Ligauri. Kas nesanti draugą apkalba, nes kas negina silpnesnio, kas mėgsta pajuokas ir gandus, kas paslapčių nelaiko, kas negirdėtų dalyko apie artimą, išranda, o Romos pilietį saugokis, šaukia Horacijus. Ta žodis yra 1000 kartų teisingas, įsidėmėk plepy, garbės plėšėjau, plėšikė. Į tavo kolegos ir toleruoja tave, bet vis dėlto tu nedoras žmogus. Aš jums paskaičiau ištrauką iš kunigo Pranciškaus Savero Kerer knygutės Liežuvio noviciatas. Gal kas esat skaitę? Noviciatas reiškia pasirengimas įstoti vienuolius. Na, iš tikrųjų, kitą kartą gal ir nesusimastom, ar ne? Negirdit? Ne prie ko? Arčiau veit. Arčiau, Suvokim, kad liežuvis yra ne šiaip sau. Kad liežuvis skirtas mums išreikšti savo pačias gražiausias, garbingiausias mintis. O turbūt pats didžiausias malonumas yra apkalbėti. Na, negražiai pakalbėti, iš piršto išlaužti, visokias istorijas. Ir man atrodo dabar suvokėt, kad tai nėra gerai. Kad iš tiesų netgi Biblija prasideda žodžiais. Pradžioje buvo žodis. Ir žodis yra labai svarbus, labai reikalingas, reikšmingas. Ta kartą mes nesusimastom, nesuvokiam. Tai aš čia tokia liktais iš tos dvasinės pusės, kaip yra svarbu suvokti žodžio reikšmę. Net matėt, Marija Mozės sesuo raupais išberta buvo ir kiti ten Biblijos personažai. Nekaip gyvenimą baigė, jeigu jie apkalbėjo, nesilaikė padorumo ribų. O dabar aš jums noriu tokios jau kaip ir iš mokslinės pusės, kaip yra įrodyta žmonėms, kokį poveikį mūsų gyvenimui, mūsų veiklai turi žodžiai. Kaip jie tiesiog yra įrodyta. Yra atliktas toksai
jau klasikinis eksperimentas. Andrei Nauberg, Marko Roberto Vadmano, kaip jie padarė tokį eksperimentą. Paėmė sakinių su žodžiais, kuriuose vienose buvo frazių apie senatvę, o kitose ne. Ir davė žmonėms paskaityti tuos sakinius, kuriuose buvo tokie žodžiai kaip vienišas, kažkuris iš žodžių, ten vienišas žmogus eina kažkur, kitas neutralus, ten kiek valandų. Ir davė žmonėms keliom grupėm paskaityti tuos sakinius ir tos grupės žmonių, kurie skaitė sakinius, kuriuose buvo žodžiai susiję su senatve, jie paskui turėjo praeiti kažkokią tai atkarpą. Jie pradėjo lėčiau vaikščioti, kaip ir senatvė. Reiškia, neutralūs žodžiai, netgi netiesiogiai sakyti, tik įpinti į sakinius, mūsų smegenėlėse jau pavirto į komandą, kad mes iš tikrųjų esam seni ir kad mes turim jau lėčiau vaikščioti. Taip pat buvo padarytas eksperimentas dar su kitais žodžiais. Vieni buvo šiurkštus, tokie kaip įžūlus, agresyvus, nemandagus. Kita žodžių grupė buvo tik mandagus žodžiai, pagarba, kantrybė, malonumas. Trečia grupė žodžių buvo neutralūs, sportas, laikrodis ir kitaip. Irgi duota žmonėm paskaityti tuos žodžius, tuos sakinius su šitais žodžiais. Šiurkštus, mandagus ir neutralūs žodžiai. Kaip jums atrodo, kurios grupės žmonės pradėjo pertraukinėti kitus kalbančius, pradėjo nemandagiai elgtis? Šiurkščius. Tai va. Reiškia, tiesiog žodžiai užprogramuoja mūsų smegenis, kad mes pradedam nemandagiai elgtis. Taip pat dar buvo kitas tyrimas, kaip smegenis suaktyvindavo žinute profesorius ir sekretorė. Tai tie žmonės, kurie būdavo pavadinami, kad jūs profesoriai čia, mokyklose, tampat, kad sakytų, jūs kokie esat profesoriai, daug geriau atlikdavo užduotis. Daug geriau atlikdavo užduotis. Įjungiat mikrofoną. Mūsų smegenis per evoliuciją vis kito. Ir kur yra šitas juoda dėmė, tai čia vadinamas migdolinis kūnas. Ir jis yra atsakingas už mūsų emocijas, ypač už neigiamas. Tai dabar kelio ne svarba. Neigimas, reiškia, neigiama emocija. Vėl buvo darytas toks eksperimentas. Dalyviams prieš akis tokias trumpas sekundės dalis, kad žmonės negalėdavo realiai suspėti perskaityti sakinio, būdavo vėl duodami trumpi sakiniai su įvairiom emocijom. Ir teigiamom meilė, ten premija ir kitokie sakiniai, kur gėda, kalėjimas. Nei vienų, nei kitų sakinių žmonės nespėdavo perskaityti. Tačiau su neigiama emocija jie jausdavo. Jie pasakydavo, kad čia negeras sakinys. Tiesiog kaip nuojauta. Čia eksperimentas Mašos Našlau, Davido Karmelo ir Mili Lavie. Tai mokslininkai kokią prielaidą padaro.
kad neigiamus dirgiklius smegenys apdoroja greičiau negu teigiamus. Reiškia, mes greičiau priimam tai, kas neigiamą suvokiam, negu tai, kas pozityvų ir teigiamą. Yra anot šitų mokslininkų visiškai nedidelė porcija negatyvių žodžių, jos užtenka, kad būtų suaktyvintas tas migdolinis kūnas, kuris atsakingas už mūsų neigiamas emocijas, baimę ir mes pradedam reaguoti į šitos neigiamus sakinius. Kita vertus, tas pats migdolinis kūnas, jisai atsakingas ir už pozityvių emocijų, gal ne taip greitai, bet irgi reaguoja. Ir jeigu girdėsim pozityvius, gerus žodžius, taip pat mokinsimės kalbėti pozityviai, taip mus paskatins ir veikti geriau ir pozityviau. Irgi čia buvo atliktas tyrimas, 32 tyrimo analizė buvo atlikta sportininkams, kuriems prieš rungtynes treneris sakydavo, kad tu pasieksi, kad tu sugebėsi, nepasiduok, judėk ir rezultatai buvo tokie, kad sportininkai pasiekdavo geresnių rezultatų. Iškas, kad tas pozityvus užprogramavimas irgi turi pasekmes, geras pasekmes. Na, dar mokslininkai tik nesutarė, koks turi būti santykis pozityvo ir negatyvių tų frazių. Tai vieni sako, kad jeigu pasakot kažką tai negero, neigiamo, tai reikia 3 kartus pagirti. Jeigu kažką pabarėt, gal ir reikėjo, bet 3 kartus ir pasakykit kažką tai gero tam žmogui. Tai pozityvių žodžių, kaip suprantat, mūsų kalboje turi būti 3 daugiau, gal net ir 5 daugiau. Na ir tie maži žodeliai, kurie mums yra labai svarbus ir gal mes to net nesuvokiam. Tai jūs dabar juos susirašykite. Tai kiekvieno žmogaus vardas. Gražiausias žodis yra mūsų vardas. Taip? Kuo jūs vardu? Taip. Morta. Miela Morta. Kaip gerai, kad jūs atėjot, jūs savo akim mane labai palaikot. Kiekvienam žmogui jo vardas yra labai svarbus. Ir vėl buvo atliktas toksai eksperimentas. Buvo toksai Randy Garnelis. Jisai kandidatavosi, ten į kažkokį tai parlamentą. Ir jisai nepažįstamiems žmonėms išsiuntė laiškus, pasirašydamas panašiai kaip tas žmogus, kuriam siuntė laišką. Pavyzdžiui, Robertas Džeimsas, jisai pasirašydavo Bobas Eimsas, kad būtų panašu. Ir paaiškėjo, kad tie, kurie gavo tuos prašymus iš žmogaus su panašiai skambančiu vardu, buvo 2 kartus daugiau linkę užpildyti tas anketas, tuos prašymus dėl rinkimų, negu tie, kurių vardai buvo visai nepanašūs. Iškės, jeigu jau mes sutinkam žmogų su panašiu vardu, ar nejaučiam jam kažkokios simpatijos? Pagalvokit. Tai va. Ir iš tiesų daug daugiau pasieksim, jeigu
į žmogų kreipsimės vardu. Nes jisai irgi mūsų smegenys veikia. Sako, pats gražiausias žodis yra nomeda. Kaip nomeda? Toliau, kitas mažas žodelis, stebuklingas, tai yra nemokama. Mes jau gyvenam tokioj vartotojiškai visuomeniai, gal čia neatitiktų akcija, ar ne, mes pamatom akciją ir mums jisai suaktyvina norą pirkti ir daryti. Tai va, čia buvo vėl atliktas toksai eksperimentas. Tokį tyrimą darė, kad siūlydavo dalyviams 2 saldumynus. Brangesnį šokoladinį triufelį ir pigesnį šokoladinį saldainį. Ir buvo siūloma rinktis pigesnį šokoladinį saldainį už 1 centą arba geresnį kokybišką už 14 centų. Na, tada žmonės labiau pirko tą geresnį. Čia vis tiek centą reikia mokėti, bet jis blogas. O čia kokybiškas 14 centų, tai 75% pirko vis tiek tą kokybiškesnį, negailėjo pinigų. O kai buvo pasiūlyta tas prastesnis šokoladas už dyką, nemokamai, tada tik 33 pirko brangesnį šokoladą, o 67 ėmė tą nemokamą. Reiškia, 1 cento buvo gaila, bet jau nemokama, tai jau paimu. Tai va, žodis tas nemokama arba akcija mus irgi veikia. Ir dabar kiekvienas, mes labai atsimenam kainą prieš akciją, bet jeigu parašyta akcija, tai čia va, šitas gudrybės žino prekybininkai ir išnaudoja šitas. Toliau, nes jeigu kažką tai prašot, visą laiką reikia pasakyti dėl ko. Nes vėl buvo atliktas toks eksperimentas. Žmogus norėjo pasinaudoti kopijavimo aparatu ir norėjo pažiūrėti, kaip reaguoja žmonės stovintys eilėje. Ir jis tokius sakinius sakydavo. Atsiprašau, buvo ilga eilė, bet jis lindo be eilės ir sakė, atsiprašau, aš turiu 5 lapus, ar galiu pasinaudoti kopijavimu. Antru atveju jisai sakė, atsiprašau, turiu 5 lapus, ar galiu pasinaudoti kopijavimo aparatu, nes labai skubu. Ir trečias, atsiprašau, turiu 5 lapus, ar galiu pasinaudoti kopijavimo aparatu, nes man labai kopijų. Pirmo atveju tai 60% žmonių jį praleisdavo. O antru ir trečiu buvo panašiai. Reiškia, jau čia nesvarbu, ar skuba, ar labai reikia. Virš 94% žmonių praleido. Tai jeigu kažko norėsit paprašyti, visą laiką priežastį. Nes tada aišku, reikia ir nepiknaudžiauti. Dabar irgi yra labai svarbu. Čia suvokus, kad teigiamas rezultatas bus prieinamas čia ir dabar, suaktyvėja tarpinė smegenų sritis atsakinga už malonų dovanojimą. Todėl žodžiai dabar, tuoj pat nedelsiant, netgi greitai veikia kaip magiškas jungiklis mūsų galvoje. Ir patys pagalvoti, paskui kada nors atsidėkosiu. Kaip dabar tu man kažką
įtakos mus kitaip veikia. Tinkat? Naujas. Taip pat. Na, gal mes tos kartos žmonės, kur galim ir pasitaisyti seną daiktą, ar ne, ir naudotis. Bet jaunimui tai naujas, tai yra irgi kažkas tai magiško. Tai va, tai ir naujumas labai svarbu. Tai čia vėl buvo toks atliktas tyrimas Biankos Vitman, kad žmonės yra linkę išbandyti ką nors naują. Pavyzdžiui, pažįstamų produktų naujoje pakuotėje arba tą produktą, kuris pagamintas pagal atnaujintą formulę, į žodžius pagerintas, patobulintas, naujieną ir panašiai dažniau atkreipiame dėmesį. Manome, kad toks naujovių ir nuotykių ieškojimas vėl skatina smegenyse išsiskirti dopaminą, o jis sukelia malonumo pojūtį. Tai vat naujovė. Nu irgi pastebėkim, ar ne, juk norim kažko naujo. Turbūt sutiksit, kad žodis ačiū irgi yra labai svarbus. Ir čia buvo atliktas tyrimas su porų santykių tyrime, kaip poros gyvena žmonės. Ir partneriai 2 savaitės turėjo pildyti dienoraščius ir paaiškėjo, kad tomis dienomis, kai žmonės padėkodavo už antrosios pusės padarytą gerą darbą, jie jautėsi artimesni su partneriu ir labiau patenkinti santykiais. Patys žmonės. Bet aš padėkoju ir aš geriau jaučiuosi. Žmonės, kurie dažniau girdėdavo ačiū, irgi jautė stipresnį ryšį su antraja pusė. Panašu, kad paprasta padėka santykiams gali suteikti nemažai džiaugsmų. Tai va, dėkokim, kad esam, nebūtinai čia porai savo. Visiems reikia dėkoti. Ačiū, kad dėjot, kad skiriat savo laiką. Taip, irgi yra labai svarbus žodis. Čia buvo atliktas tyrimas, vėl čia rinkimai buvo. Ir prieš rinkimus, kaip susirinkę žmonės jau į tas agitacinius mitingus, kaip tas, kuris jau kandidatavosi, paklausė, ar jūs ateisit į mano rinkimus. Ir žmonės tie, kurie atsakė taip, viena grupė pasakė, kad taip ateis, jų daugiau atėjo. Reiškia, jeigu mes pasakom taip, tai kaip ir įsipareigojam tą atlikti. Mums kažkaip tai vis sakydavo, kad patys svarbiausi žodžiai, ačiū, bet čia aš iš tokios knygos Donaldo Walsho Pokalbiai su Dievu suradau kitokius pačius svarbiausius žodžius. Tai pakanka ir vertas. Pakanka. Iš tikrųjų, mes dažnai žinom tik, ko mums trūksta. Ne? O jeigu mes pradėtumėm kitaip žiūrėti, tai ir tas trūkumas vyksta. Tai va, tai dabar nesakykit, kad man trūksta sveikatos. Sakykit, aš turiu pakankamai. Aš esu sveikas. Aš laimingas. Aš sėkmingas. Ir tiesiog su to galim žaisti. Visur sakyti. Man atsirado kėdė atsisėsti šitoje auditorijoje. Aš turiu pakankamai kūrybinės energijos ir iš tikrųjų aš tikiu, kad jūs savo namus jau labai gražiai adventui pasipuošėte. Taip, kūrybingai, gražiai. Nes vėl čia
užprogramuojam. Čia yra, kaip jau sakau, ir moksliškai įrodyta, kad mūsų smegenys reaguoja į šitos žodžius. Ir jeigu mes sakysim, ai, aš nevertas, aš nenusipelniau šito, tai ir neturėsim. Bet jeigu mes sakysim, kad mes verti meilės, nusipelnę pinigų, švelnumo, meilės, būti mylimiems, būti geriausiais gyvenime, tai taip ir bus. Nes žodžiai turi stebuklingą galią. Sutinkat? Yra ir žodžiai, kuriuos mes dažnai naudojam, galim ir ligų prisišaukti, galim ir susirgti. Tai vat, Nosam Pezeškijan pirmas aptiko, o paskui išmokino jau nukenksminti žodžius, kurie programuoja ligas. Ir įrodė, kad šie žodžiai egzistuoja sergančio žmogaus leksikoje. Nėra nei vieno žmogaus, kuris išvengtų žodžių, kurie programuoja ligas, jas materializuoja, neleidžia jų išgydyti. Tuos žodžius Pezeškijan pavadino organinė kalba. Organinė kalba tai žodžiai ir išsireiškimai tiesiogiai įtakojantys žmogaus fiziologinius organus. Jums puikiausiai žinomi tie žodžiai ir išsireiškimai. Tai iš tikrųjų pavojinga ir griaunanti energija, sugebanti sugriauti net pačią stipriausią sveikatą. Ir žiūrėkit, kaip jie užsimaskavę tie žodžiai griovėjai. Tiesiog nesitiki, kad tokie atrodytų nekalti žodžiai gali taip smarkiai kenkti. Jūs patys gal pagalvokit, kokius sakinius taip susijusius su sveikata mėgstate. Iki kaulų, įgrįsta iki kaulų. Varo vėžį. Depresija. Tai va, tai pažiūrėk, kiek čia yra. Sprogo mano kantrybė, galim galvą nusilaužti, kažkas mane smaugia, sėdi mano inkstuose, nevirškinu, daug kraujo sugadina, nusispjaut ant jo, įkyrėjo iki vėmimo. Tiesiog kaip peiliu į širdį, sotus iki gerklės ir taip toliau. Ir netgi įrodė, kad kokias ligas gali atskiri žodžių junginiai iššaukti. Nervinė anoreksija, tai va, įkyrėjo iki vėmimo, sotus iki gerklės, vidus nepriima, osteochondrozė, užsikrovė naštą, neši savo kryžių, tarsi kirvis po kaklu. Kažkas spaudžia, nuodija gyvenimą, pats savo nepriklausau, įkyrėjo mirtinai, tai va, tai čia ir onkologinės ligas. Nieko nevirškinu, pats save graužia, opa, kažkas sėdi inkstuose, urologiniai susirgimai, na ir visokios kitokios žodžių išraiškos, jos tiesiog užprogramuoja mūsų organizmą nebe taip veikti ir mes susergam. Ar kada nors į tai atkreipė dėmesį? Susimąstykit. Taip, pamastykit, ar savo žodyne turi tokių žodžių. Ir toliau vartosit. Ne. Stenkitės. Nes iš tiesų mūsų smegenys, jos yra bejausmės.
pasakyti, ką jos išgirsta, tą jos ir daro. Jos nesupranta kokio atsavimo. Mes netiesiogiai sakom, ne, mes tik taip norim, kad pasakytų, ne, taip nėra, o jau smegenis, nu, jeigu tau gerklę spaudžia, nu, tai ir spausiu savo tą gerklę. Susirgsi liga susijusi su gerkle. Dar, jeigu prie tų negatyvių tokių dalykų sugrįžti, tai yra tokių frazių, kurias mes sakom vaikams ypač. O tai irgi labai blogai jos paveikia ir netgi traumuoja visam gyvenimui. Tai va, tai jūs savo anūkams ar vaikams niekada nesakykit tokių žodžių. Tau niekada nepavyks. Kodėl tu netoks kaip tavo brolis? Tu tikras nevėkšla. Tu per storas. Tavim niekada negalim pasitikėti. Dink man iš akių. Tu toks pats nevykėlis, kaip ir tavo tėvas. Kiek kartų aš tau turiu kartoti? Gailiuosi, kad apskritai tave gimdžiau. Jei neklausysiu, atiduosiu tave į globos namus. Tai va, tai iš tikrųjų turbūt ir teko girdėti, nu, netikiu, kad jūs taip sakėt, bet tai iš tikrųjų labai yra baisūs žodžiai ir jie programuoja nesėkmę to žmogaus gyvenime. Tikrai patiki vaikai, kad jie yra nemylimi, kad jie nelaimingi, kad jie čia visiems tik tai trukdo ir mūsų smegenys vėl gauna tą programą ir ją vykdo. O geriau mes pažiūrėkim, kokie gali būti komplimentai. Ir kuo dažniau juos sakykim. Ir pasistengkim dabar viens kitam pasakyti. Kaip smagu, tikras džiaugsmas. Ne, teisingai, kaip svaru, neįtikėtina. Ar jūs sakot kokius nors žodžius gražius savo artimiesiams? Šaunuolis. Ką dar sakot, dar kokius žodžius sakot? Auksas. Sidabras. Dar ką nors sakot, kokius? Tai garsiai pasakykit dabar. Aha. Na, o dabar vienas kitam pasakykit komplimentą. Pasakėt? Ačiū. Ačiū. Taip, taip ir mintis matėt. Taip. Turi svorį. Nesikeikėt.
Žodis turi svorį, jau sakė Horacijus. Mintis irgi materializuojasi. Ir tiesiog reikia sąmoningai kontroliuoti, ką mes sakom, kaip sakom. Ir kaip pradžioj skaičiau, kad tas pasakai, iškolioji, apsisuk ir sakai, nieko čia tokio. Tai labai blogai. Jeigu aš čia su peiliu pasimosikuočiau, tuoj policija iškviestų ir mane nuteistų ir pasodintų. Bet jeigu aš čia žodžiais, aš noriu pasakyti, bet jeigu aš čia kokiais negražiais žodžiais pašnekėčiau, tai nusistebėtumėt ir viskas. Ir manęs labai sunku būtų nuteisti ir įrodyti, kad aš čia kažką tai įžeidžiau. Bet tas žodinis įžeidimas, jisai didesnį pėdsaką palieka mūsų sieloj negu tas fizinis įžeidimas. Ypač mąstykim, ką sakom. O jūs čia dabar kaip pasakėt vienas kitam komplimentus, kad jūs būtumėt matę, kokie jūs buvot visi laimingi. Iš tikrųjų. Ir iš tikrųjų atrodo tas žodis mažas dalykas, ar ne? Bet gali daug ką pakeisti. Ir va čia buvo pasakyta, kad žmogus yra gražus. Ir iš karto kaip pakito. Sako, tu gražus, tik tai vieną žodį pasakė, tu gražus. Ir iš karto žmonės visai kitaip pasijuto. Tai ir jūsų, žinokit, buvo akis iškart džiaugsmingos, kad jūs vienas kitam pasakėt gražų žodį, kurį mes galvojam, kad kiekvienas turi suprasti, kad aš ir tikrai apie tave gerai galvoju, bet kai garsiai šitą pasakai, yra visai kitaip, visai kitokią energetiką įgauna. Tai vat šituo advento laikotarpiu kuo daugiau pasinaudokite šitą savybę ir dovanokit viens kitam gražius žodžius, šypsenas, ir gerus darbus darykit.